pasikeis mano suvokimas tada apie tą seksualumą. Jeigu tai pasistengus, tai dar ir galėčiau turėti vaikų. Mano tai išsakyta tezė, kad virš 50 metų sekso nebūna, tai kaip jums? Jūs 51 metų moteris ar turit santykį čia kaip pas kokią gydytoją? Jeigu yra tikrai geras, nuoširdus, fainas partneris, moteris gali net turėti 5 orgazmus. Jeigu tu neturi sekso, tai vadinasi visa kita pradeda nebeveikti, įsikristalizuoja ir tada visi parametrai irgi, jie nebeveikia. Makštis nėra seksualiausias moters organas. O jeigu jisai ateis ir sakys, aš noriu šiandien tas. Tu iš viso kažkoks iškrypęs? Sveiki. Esu Redita Dominaitytė, aktorė, režisierė, menopauzės mentorė ir knygos teatro vadovė, kuris yra įkūręs spektaklį ir pristatęs, vežioja tą spektaklį po visą Lietuvą, Menopauzė. Ir dar noriu prisipažinti, kad man menopauzė, tai yra esu šitos laidos vedėja. Ir iš karto noriu pristatyti mūsų žaves viešnes, kurias šiandien kalbinsiu su tokia labai specifinė tema. Ir mes kalbėsime apie seksą. Žinot, aš kalbėdama ir galvodama apie šitą temą galvoju, o Dieve, mano mama, kada mane augino, jinai tikrai nekalbėjo apie seksą ir sovietmečių jokio sekso nebuvo. Tai labai įdomu, ar 50 metų moterims būna seksas. Ir iš karto, ką noriu pristatyti viešne, tai yra sporto trenerė, verslininkė Rasa Vilkienė. Labas vakaras visiems. Ir medicinos mokslų daktarė, seksualinės medicinos gydytoja Giedrė Jonušienė. Damos, sveiki. Jums iš karto dovanos, kad būtų sklandesnis pokalbis, MyMena papildai. Būkite tokios gražios, žavingos kaip ir šiandieną. O apie papildus MyMena galima kalbėti ir kalbėti. Tai ne hormoninė 5-viename formulė moterų savijautai menopauzės laikotarpiu. Šis papildas padeda mažinti karščio bangas, dirglumą ir kitus menopauzės simptomus. MyMena papildą sudaro žiedadulkių ir vynuogių kauliukų ekstraktai. Ar žinojote, kad žiedadulkių ekstraktas tradiciškai vartojamas moterų komfortui menopauzės laikotarpiu? Jame nėra fitoestrogenų, todėl MyMena tinka ir toms, kurios vengia hormoninių preparatų. Vynuogių kauliukų ekstraktas – natūralių polifenolių šaltinis, pasižymintis antioksidacinėmis savybėmis. MyMena padeda palaikyti mikrobiotos įvairovę ir yra saugus ilgalaikiam vartojimui šiuo gyvenimo etapu. MyMena sujungia gamtos ir mokslo stiprybę, nes tai natūralus, nehormoninis palaikymas moterims, kurios nori jaustis lengvai, ramiai ir mėgautis gyvenimu kiekviename etape. Na ir pradėkime tada turbūt apie tą seksą. Pirmas klausimas mūsų sporto treneriai, verslininkiai Rasai Vilkieniai. Rasa, tai ar turite jūs menopauzę? Ar buvo toks etapas? Ar gal dar laukia jūsų? Nes esate tokia žavinga, graži ir jaunatviška, kad jau drįsčiau abejoti, kiek jums čia tų metų ir kaip į jūs kreiptis. Na, tai sakyčiau, žinote, kas yra fainai, kad aš jos dar neturiu. Ir jaučiuosi tikrai, sakyčiau, labai gerai. Tai gal tai lemia vis dėlto tas judesys, sveika mityba, ateimas balanso į mano gyvenimą tarp mano veiklos, tarp mano vaikų, tarp mano asmeninio gyvenimo ir sąveika su aplinka. Ir turiu aš dar ir menstruacijas, turiu tą tinkamą, kaip sakau, ciklą. Ir kaip tik, žinokite, vakar atlikau tyrimus pas gydytoją ginekologę. Na, pasižiūrėjo, sako, pilna folikulų, sako, kaip čia ir viskas yra tvarkoj. Taip, sako, nėra toksai superinis greitis, sakykime, bet jeigu tai pasistengus, tai dar ir galėčiau turėti vaikų. Tai reiškia, viskas vyksta gerai, tų simptomatikos arba simptomų aš kol kas nejaučiu. Ir jaučiuosi gerai ir nesvarbu, kad man yra 51 metai. Tai va, esu močiutė, bet... Taip, kaip tik norėjau klausti, kiek čia dabar jums tų metų. Tai gal jums tenais 40 keli, tai aš tada suprantu, kad dar jūs galite neturėti tų simptomų. Tai aš manau, kad čia tikrai yra faina, tai kad šiais laikais nebėra amžiaus cenzo. Ar ne? Ar tau 40, ar tau 50, viskas priklauso, kiek tu į save investuoji ir tada aplinka tau tiek pat ir atiduoda. Sakykite, tai, mano tai išsakyta tezė, kad virš 50 metų sekso nebūna, tai kaip jums? Jūs 51
metų moteris, ar turit santykį čia kaip pas kokią gydytoją? Na, aš tai pasakysiu, kad imant savo patirtį, kai man buvo 30 ir imant patirtį dabartinę, tai aš turiu nuostabų seksą, aš jaučiuosi labai gerai. Sakykime, aš nebėjau pasakyti, kad jeigu yra tikrai geras, nuoširdus, fainas partneris, moteris gali net turėti 5 orgazmus. Tai reiškia 5 orgazmus. Iš eilės. Taip, iš eilės gali turėti. Ne per mėnesį arba per metus. Ne, iš eilės. Aš galiu, mes įeikim į tą parą, ar ne, sakykime. Tai reiškia, aš manau, kad jauna mergaitė iki 25 aplamai dar nelabai supranta, kas yra orgazmas, ar ne? Tai aš kaip gimdžiusi 3 vaikų mama, tai aš, sakykime, suprantu savo kūną ir aš nebijau net kalbėti su partneriu, kas man patinka ir kaip aš norėčiau ir kas jam patinka. Ir tada seksas atrodo, žinokit, kosminis. Bet jūs įsivaizduojate, kokį dabar darbą daro Terasa? Jūs visam pasauliu ir Lietuvai paskelbėt žinutę, kad 51 metų moteris viskas yra funkcionuoja, jinai turi 5, gali turėti ir turi 5 orgazmus per parą, jaučiasi nuostabiai, atrodo fantastiškai. Ir įsivaizduojat, ką tai reiškia visom kitom, kurios jau nuo 40 metų save nurašo į užribį. Ir sako, kad viskas, man atėjo menopauzė, aš nieko nenoriu, aš nenoriu jokio vyro, aš nieko nenoriu, iš vis gyvenime nieko nenoriu. Tai aš ir noriu transliuoti tą žinutę, kad, mielusios mano moteris, nepasinerkime į buvimą kažkieno tai auka, vyro, vaikų. Supraskite ir pamilkite save, neužmirškite skirti pusę valandos savo, fiziniam pratimam, mitybai, meditacijai, pokyčiam į aplinką, tai yra gebėjimą transliuoti džiaugsmą, o ne pyktį, ne pavydą. Nes kas yra moters dubens dugnas? Tai yra moteriška energija. Vat aš dabar kalbu, man šiurpas per kūną eina. Tai reikia išjausti, reikia pajausti ten šilumą. Pratimų metu tu pajauti šilumą. Kas tai yra? Energija, kuri pulsuoja per visą tavo ląsteles, nuima blokus, nuima stresą, tave atpalaiduoja, tave paruošia, tu esi pasiruošus tam santykiui. Bet jeigu tu guli, kai rastas, atsiprašau už tokį įsireiškimą, nėra energijos, jinai yra užmušta, nei tu gali kažką transliuoti, nei tu gali kažką pasimti, tu esi tuščias lapas. Tai pradėkime dirbti su savim ir tau jau simptomatika, pažiūrėkite, po pirmo gimdymo ateina moteris sportuoti, sako, aš nelabai galiu šokinėti, žinote, man, aš bijau, sako, aš nelaikau biškutį šlapimo. Tai yra jau simptomai, kad tu turi dirbti, nes tai yra visa tavo seksualinė energija, tavo moteriška energija, tavo organų funkcionumas priklauso, kiek tu įdėsi pastangų. Na čia tas pats, kaip žinai, o kodėl mes turim treniruoti sėdmenis, bet neturime treniruoti makšties raumenis? Jos daro dar svarbesnę veiklą mano gyvenimo, moters gyvenime, negu tas sėdmuo. Vyram viskas susiveda į vieną skylutę. Atsiprašau, įsireiškimą. Bet jie labai vizualios ir labai aiškios tos žinutės. Aš paprastai kalbu, žinot, nenoriu nieko vynioti į vatą, todėl kad man nėra ko gėdytis. Ir labai teisingai, nes mes to ir susirinkom, kad labai paprastai apie nepaprastus dalykus šnekėtume. Ir mes būtinai dar sugrįšime prie šitų pratimų ir dubens, kaip ten ta cirkuliuoja energija ir ką su ją daryti ir kaip veikti ir ką valgyti ir taip toliau. Bet dabar norėčiau jau prie gydytojo sugrįžti ir kaip jūs pakomentuotumėt būtent tą seksualinį gyvenimą šito nepaprastų moteriai laikų, menopauzės laikų. O jau kadangi jau esame čia jau patyrę toj laidoj ir žinom, kad jį gali prasidėti nuo kokių 40 ir anksčiau metų, tai kaip ten viskas vyksta, ko ten trūksta, kaip ten viskas dėliojasi. Ir ko gal yra per daug. Ko per daug, gal per mažai. Mokslo požiūriu moters seksualinė funkcija pradeda keistis jau nuo 30 metų. Ir nebūtinai gerąją pusę. Ir vėl čia, paantrinant kolegę,
netreniruojant galima prarasti. Tai turbūt kalbame apie tą moterų kategoriją, kurios nenaudoja seksualinio gyvenimo, nuosekliai nesimėgauja, gali būti, kad ir įeina į tą statistinę grupę, kur seksualinė funkcija pradeda keistis. Tai nuo 30 metų. Tačiau perimenopauzė, menopauzė kaip atskaitos taškas pasižymi dar labai stipriais moters lytinių hormonų svyravimais į tą pusę, kad jie pradeda mažėti. Ir estrogenas, progesteronas, tai yra moters lytiniai hormonai, jie be galo svarbu seksualiniai funkcijai. Tiek tiesiogiai, nes veikia anatominės kūno struktūras, tai yra dubens raumenis, viso kūno raumenis, makšties šlapimo pūslės ir šlaplės funkciją, sausumą ir drėgmę, tiek netiesiogiai sąveikaujant ir bendradarbiaujant kartu su smegenų laimės hormonais, dar vadinamais neuromediatoriais. Tai esate girdėję kaip dopaminą, noradrenaliną, oksitociną. Tai tokioj abipusėme tam santykyje ir bendradarbiavime mažės smegenų neuroplastiškumas. O Jėzus Marija, kiek čia dabar jūs pavadinimų pasakėt, tai kaip dabar per vieną kartą viskas suprasti? Taip, neuroplastiškumas tai yra sinapsės lėčiau dirba, lėčiau kūrėsi. Tai yra neuronų jungtis smegenyse. Taip, čia kalbam jau nuo anatomijos, nuo dubens ir raumenų kylame į smegenis ir čia jau atsiranda toks dar vienas žaidėjas ir kuris svarbesnis, ar hormonas, ar kūnas, ar smegenis, turbūt visi vienodai svarbus hierarchiškai, tai yra jų santykis. Ir kada hormonai keičiasi, smegenis gauna šitų pokyčių signalus ir jos irgi atsako. O atsako, tai lėčiau kurdamos sinapses, jos aptingsta tam tikrose smegenų dalyse, taip. Ir net yra įrodyta, kad net galima ir su vizualiniais tyrimais nustatyti, kad smegenyse prasideda to audinio pokyčiai ir tai jau duoda nuotaikos pokyčius, dirglumą, nerimą ir tai taip pat įtakoja, daro įtaką seksualiniai funkcijai. Tai intimumas gali blogėti dėl raumenų atrofijų, sausumų, infekcijų ir dėl smegenų veiklos, kaip per nerimą, depresiškumą, miego sutrikimus, atminties sutrikimus, susikaupimo sutrikimus, bet gali ir gerėti, jeigu moteris naudojo intimumą, jeigu poros santykiai yra pilnavertiški, jeigu naudoja įvairių ir skirtingų scenarijų ir netgi džiaugiasi to reprodukcinio periodo pabaiga. Ką čia reiškia tas scenarijus? Na, aš tai savo elgsena. Elgsena, tai tą patį ir reiškia. Elgsena, tai yra pasikartojanti elgsena. Giedrė, labai paprastai primityviai. Tai aš suprantu, kad jeigu tu neturi sekso, tai vadinasi visa kita pradeda nebeveikti, įsikristalizuoja ir tada visi parametrai irgi, jie nebeveikia. Ir be to jie išsiderina, bet jeigu nenaudoji sekso, tai tas seksualumas jis tikrai neatsiras vieną dieną netreniruotas. O man klausimas, gerai, mes dabar kylam iš apačios į viršų, Taip. O nebūna problema, kad nuo viršaus į apačią reikėtų eiti? Aš galvoju problema ir tu tada neteini jau iki tos lovytės ar nežinau, kokios intymios vietos. Taip, galėtų būti ir taip, jeigu grįžtant į tuos mano paminėtus laimės hormonus, jeigu yra prislėgta nuotaika ir nerimas, nemiga, tai be abejo apie kokį intimumą aš galiu galvoti, aš tam neturiu energijos. Jeigu yra neišspręsti poroje konfliktai, tai irgi susijęs su psichologiniu atreagavimu. Moters seksualumas yra labai sudėtingas tuo, kad moteris gali turėti spontaninį potraukį, mylėtis, norą, kuris priklauso nuo hormonų piko ovuliacijos metu. Tai yra, kada nori moteris pasidauginti, tada jinai gali spontaniškai parodyti šituos signalus aplinkai, ir eiti poruotis, kad, vienintelis tikslas tai yra palikti savo genetinę informaciją. Pratęsti ją. Kitas momentas yra, kad moteris gali turėti ir atsakomai arba provokuotą potraukį. Tai yra neutrali nuotaika, geri santykiai, jinai gali būti atvira kvietimui mylėtis. O tai jau yra
su evoliucija nesusijęs procesas. Jūs norit pasakyti, kad yra fiziologiniai dalykai, kurie tiesiog įtakoti tam tikrų ciklų, ar ne? Taip. Ir yra, tarkim, iš kažkokių psichologinių santykių ateina poreikis, noras ir, tarkim, intimumas ir tas artumas. Poros darna gali šitą potraukį gerinti ir jisai atsiranda. Na, labai gerai, duok dievė visoms tokį scenarijų, ar ne? Bet dabar man labai yra svarbu pakalbėti būtent apie tą seksualinį libido, ar ne, menopauzės metu, nes aš turiu tokią asmeninę patirtį, aš prisimenu, kai man atsitiko, tarkim, jau tą menopauzės pirmieji tie simptomai, kada aš jau supratau, kad ir koks buvo didžiausias ir baisiausias dalykas, žinot, įsivaizduojat, kaip yra diagrama, ar ne, tai aš taip savo vizualiai pamačiau savo būseną tuo metu, kad visos diagramos tai yra kalniukai ir į apačią, į viršų, į apačią. Ir staiga, vienu momentu, menopauzės metu, staiga aš jaučiu tokius, žinot, mirties būseną, 0. Toksai. Ir aš suprantu, kad visa tai, kai aš buvau įpratusi, tarkim, 30 metų, ar ne, turėti tą seksualinį potraukį tada, kada ten evoliucionuoja ir taip toliau, staiga nieko tokio nebelieka. Aš neturiu to potraukio, na gerai, duok dievė, ten mano vyrutis labai fainas ir mes labai gerus turime santykius, bet jeigu ne, ar ne, arba toks visoks štilius ir pas juos ten būna visokiausių problemėlių, ne, ir staiga aš turiu tokią situaciją. Kūnas man nieko nediktuoja, vyrutis mano aplinkoje nediktuoja ir aš nieko tada nenoriu. Tai kaip čia yra? Normalu, nenormalu? Ką darom tada? Ar tada jau viską užmetam ir galvojam, kad baigtas su šitą situaciją? Na, tų normų nenorėtųsi taip minėti, nes normas mes tarsi patys susikūrėme, o žmonija tai yra tokia įvairi. Gal čia kiekvienos moters paklausti, taip kaip jūsų atveju, jeigu tai yra diskomfortas, tai reikia padėti ir ieškoti sprendimų. Kita moteris toj srity nejaučia jokio diskomforto. Jai viskas yra gerai, kaip yra. Bet jūsų atveju čia ir girdisi, kad hormonai sumažėjus estrogenui, testosteronui, kuris irgi yra be galo svarbus moters kūne, jūs pradėjote jausti mažesnį spontaninį potraukį, fantazijas arba tą tokį, sujaudinimo jausmą subjektyvaus, kuris ateina iš galvos, norą mylėtis. Ir čia jeigu pridėti partnerį ir jūsų poros darną, tai tas provokuotas potraukis būtų labai toj situacijoje gelbės ir užmaskavęs visus hormonų išprovokuotus pokyčius. Žiūrėk, dar vienas. Jūs įsivaizduojate, jeigu plius minus vienmečiai ir ne partneriai ir staiga man atsitinka, jam turbūt po 10 metų, jam kaip tik atvirkščiai, tas 50 mečio ar ne, yra kada jie staiga pradeda motociklus, susiperka, aptemptas kelnes, nusiperka, prisikvėpina taip, kad neįmanoma net kvėpuoti ir staiga jam ten šauna apsėklinimo viso pasaulio idėja, ar ne? Ir ką tada, kaip tada jau man čia gyventi tokioj poroj? Ir dėl to aš manau, kad visokiausių būna scenarijų. Taip, o čia jau labai geras klausimas, jis yra apie poros dinamiką. Tai reiškia, tiek moteris, tiek vyras išgyvena tas su hormonų pokyčiai susijęs krizės. Tos krizės yra psichologinės. Kitaip tariant, jeigu aš prarasdama savo reprodukcinį tapatumą, tai yra, kad galiu būti tėčiu, mama, atsisveikinu su jaunystė, neturiu kuo įveikti kitaip, tai yra negebu kurti kitą tapatumą, tai prasidės ir motociklai, ir kaip ten sakėt, viso pasaulio apsėklinimo fenomenai, ar ne, bet tas pats galioja tiek vyrams, tiek moterims. Tai yra, kitaip tariant, amžėjimo ir šito etapo žmogus nepriema, jo priėmimas vyksta per gedulą. Ir jeigu vienas poroje išgedi ir geba tą seksualinę energiją transformuoti į tokią generalizuotą, tai yra dalintis patirtimi, susikurti naują tapatumą, daryti, ko gyvenime nedarė, ieškoti, tai kitas greičiausiai sės ant moco ir išvažiuos. Jeigu pora darys kartu, tai jie ir toliau bus darnioj dinamikoje. Tai čia galioja ir vyram, ir moterim šitie kriziniai momentai, dėl to, kad mūsų visuomeniai dar menopauzė ir amžėjimas yra susijęs su kuo? Su bausme. Mūsų blizgančioj jaunystė kupinoj kultūroj, tai yra vertybė ir jeigu aš ją prarandu, tai yra bausmė. Yra kultūrų, senų archainių, kur mokslininkai yra pastebėję, kad moteris išgyvena labai silpnus menopauzės simptomus. Labai nežymius. Todėl, kad joms šitas laikmetis yra apdovanojimas. Joms galima daryti tai, ko nedarė
būdamos reprodukciniam amžiuje. Tai yra, jos tampa šamanėm, giduoliam, gali sėdėti viename ten kažkokioj plotmėje su vyrais ir spręsti genties reikalus. Tai yra, jos gauna apdovanojimą. Mūsų kultūroje tai yra bausmė. Tai va čia vedam prie tos psichologijos, kad galima į tą menopauzę žiūrėti visaip. Taip, kaip tu pats ją supranti ir ką tu pats atiduodi. Jeigu, aš ir kaip ir ateina moteris į sporto klubą arba kreipiasi į asmeninės treniruotės, tai pirmą aš dar turiu pravesti psichologo paskaitą, suteikti pasitikėjimo tai moteriai ir tik tai tuomet paaiškinti, kaip veikia visas kūnas, kodėl jinai jaučiasi taip ir kad jinai neturi būti auka, gyventi dėl vaikų, gyventi dėl vyro, jinai turi gyventi visų pirma dėl savęs. Ir kaip tada jai duodi tą supratimą, kad pažiūrėkime, vaikai auga, mėgaukimės, reiškia rūpesčių šiek tiek yra mažiau, jie sąmoningi. Auginkim individualius vaikus, ne įsikibusius į sijoną, o šiek tiek suteikime, duokime kaip asmenybėm, ar ne, bręsti etapiškai. Tai jūs dalyvaukite, taip, tėvai yra labai svarbus abudu, bet visą šitą galime subalansuoti ir būti balanse. Taip pat, kaip ir sakė miela gydytoja, kad priimkim ne kaip bausmę, o kaip dovaną ir pažiūrėkim, kaip faini, kaip mes galim gerai jaustis, kokie mes galim būti faini, to, kad mes turime daug patirčių, kur mums anksčiau buvo gėda kalbėti, nes tai nepatogu. Aš dabar nebijau apie tai sakyti ir žiūrėk, scenarius šiandien toksai. Aš manau, kad dar po kažkiek metų iš tikrųjų mes kalbėsime kaip apie apdovanojimą ir, mielos damos, jūs šiandieną esate šitoje laidoje būtent dėl to, kad mes turime drąsiai šnekėti, bet tam turi dar praeiti laikas, nes kol kas mes esam baudžiamo šitoj situacijai. Ir man dar dabar smalsu pasidarė, kaip Rasa jums, pavyzdžiui, ateina, jūs paminėjot, kad jūs padirbti turite psichologiją. Kokios temos? Ar jūs šnekat apie seksualumą? Ir iš vis ta tema moterų ypatingai menopauzininkių, kuriams ar ne tenais iš tikrųjų ir svorio problemos, daug problemų mes jūs tikrai atskirai mūsų laidoje nagrinėjame ir nagrinėsime. Bet ką daryti tokiai moteriai? Ar jinai gali prisipažinti, kad dėl ko jinai? Ar dėl tos menopauzės? Ar jinai dar nori išlikti seksuali? Visi šitie dalykai. Tai visų pirma, tos, kurios moteris ateina pas mane, nes aš labai daug dalinuosi apie hormonus, kaip jie veikia po 40. Kaip tai įtakoja jų svorį, kaip įtakoja jų nuotaiką, kaip įtakoja jų miegą. Tada nebijau kalbėti arba per treniruotės grupinės, kur yra daug moterų ir tuo momentu, kai aš vedu treniruotę, aš dominuoju ir aš, kaip žinote, užduodu tą tonusą. Ir jos negali pasakyti, kad ne. Tada aš po trupučiuką įvedu keletą pratimukų, kurie būtent būtų skirti dubens stiprinimui, neišreikštų, nes, suprantat, dubens pratimai tai asociacija, pasmerkimas, kad šitie pratimai yra skirti tik tai seksui. Tiesiogiai, jeigu aš padarau dubens kėlimą, užspaudimą ir šiek tiek su banga, tai reiškia, šitas pratimas nėra gyvenimas, kaip nėra sportiškas. Jis yra ištrauktas iš konteksto, kad jis yra naudojamas tik tai seksui. Ir aš sakau, mielos moteris, tai ne. Ta prasme, mes sėdėdamos ant kėdutės, atlikdamos paprastus Kėgelio pratimus, mes darom tokį fantastinį darbą savo kiaušinėm, gimdai, puslės, treniram, kad gimda nespaustų puslės. Užspaudimai, sėdime, aš ir dabar traukiu ir labai galiu pajausti, kaip tai viskas. Matosi netgi, jeigu pritrauksiu kamerą, jau čia juda mūsų lovytė. Esmė yra tai, kad kuo daugiau jūs pradėsite, ir ateina šiluma, ateina, žinot, toksai, geras, tai fainai. Tiesiog, kaip raumenuką mes, jeigu treniruojam, tu prakaituoji, ne, ir viskas jauti, o kaip tenais viską treniruoti, tai irgi viskas akumuliuojasi, energija, šilulytė. Ir jos po treniruotės ateina, sako, Rasa, ačiū, sako, kad davė tos kelius, kaip fainai, sako, kad jūs įvedat po tos kelis pratimus.
O prieš tai, aš ten buvau internete įdėjus, mes ten irgi turėjom keletą podcastų su ta, tai mane galėjo turbūt nužudyti už tos pratimus, kad, aš esu kažkokia nesveika, kad aš ištvirkusi kažkokia tai darau tos pratimus. Bet aš tai darau sąmoningai, nes aš žinau, kokia tai yra nauda visų pirma mano kūnui. Aš nekalbu apie kitą, aš kalbu apie save. Ir va šitas, kai tu kalbė apie tai, kai jos mato tavo santyki ne tik pratimo, atlikimo, pateikimo, bet tave kaip moterį, kaip asmenybę aplinkoj, sakykime, sporto klube, kažkur tai viešoje aplinkoj, tą pasitikėjimą, ta prasme, nedominuoti, kad man kažko čia reikia ar kažką sudu, pasitikėjimą. Vyras kada atkreipia, arba, sakykim, vyrai atkreipia į moterį, ne ta, kuri ten dieva baimė, o ta, kuri pasitikė. Jinai pasitikė todėl, kad jinai žino save, jinai žino savo galimybės, nes jinai ties tom dirba. Ir va čia, kai jom tai užduodi, kai jom tai papasako, kai pasidalini savo patirtim, sako, žinot, sakau, ir jūs supraskite, kad nebuvimas sekso tai yra jau jūsų psichologinė trauma. Atsiranda nemiga, atsiranda kažkokios pavydo scenos, atsiranda kontrolė, kuri išbalansuoja santykių tarp dviejų. Tada nebuvimas sekso, tas pats šlapimo nelaikymas, netreniravimas, vėlgi atsiduoda tai į tuos santykius, nes aš nenoriu, nes jaučiuosi, jūs neįsivaizduojat, kiek aš turiu klausimų, kad moterys po gimdymo, kurios yra nesportuojančios ir nesportavo, sako, aš jau metai laiko nusirengiu prieš vyrą tamsoje. Ar jūs suprantate, ką jinai išgyvena, koks yra jos emocinis balansas, apie kokį mes galim normalų seksą kalbėti, kai jinai pati savęs gėdėsi prieš savo vyrą. Tai čia jauna moteris. Mes šnekame apie jau. Jūs įsivaizduojate, ką galvoja moteris mano amžiaus? Tai čia jau yra iš vis ten, ne tai, kad tamsoji ten. Visada jau yra palaidus. Užuolaidas, viskas. Jinai yra palaidus, bet dėja, tai iš tikrųjų, pažiūrėkite, dabar paimkim moterį 50 metų, ta, kuri prižiūri save, kuri ta prasme, ne tik sportuoja, gerai maitinasi, vartoja, bet jinai eina ir pas gydytojus, prisižiūri savo sveikatą, ar ne, lygiai taip pat yra kiek, gydytojo gali kosminių procedūrų, ar ne, būtent makšties stiprinimo, lazeriai, visos tos pačios procedūros, ką galime daryti su plaukais, su veidu, viską mes galime daryti, tai atjauninti, viską mes galime tai daryti. Suprantate? Taip, bet tai yra viskas daroma patyliukais, ar ne, po stalų pasislėpus ir draugės viena kitai pasako, bet tu niekam nesakyk, gink dieve, nesakyk vyrui. Dėl to, kad tai yra gėda ir bausmė, ir tas pats bausmės momentas. Ir aš savo visom klientėm apie tai aiškinu ir žinokite, jos visos keičiasi labai labai smarkiai. Atsiranda pasitikėjimas, atsiranda tokia, žinote, šiek tiek toks dominavimas, atsiranda šypsena, atsiranda akise ugnelė. Ir kai moteris visapusiškai ir kūnų tvarkos, ir mityba, ir oda, žinokit, tai labai pastebė vyrai to, kad kas atsiranda? Ta moteriška energija, kurios tu negali šiaip įdėti, tu ją turi sukurti. Sprantat? Ir sako, žinot, yra toks rusiškai tais išvertus pažodžiu į lietuvišką, sako, moteris neeina, o plaukia. Tai kai jinai plaukia, žinokit, visi aplinkui atsisuks ir tau tai yra gera, tu žinai, kad tu eini teisingų kelių, nes mes, visų pirma, ne tik moteris, mes esame mamos, mes turime apie tai kalbėti savo dukrom, mes turime įdiegti tas, kas yra jau praktiškai nebemadinga vertybė, tai yra, sakykime, kaip pasakau, santykiai, kurie gimsta ne taip, kad su vienu padraugavau, su kitu, bet aš labai tai vertinu, kad tai būtų toks, ne taip, kad seksas būtų, kad būtų seksas, santykis per meilę, per atradimą, per ėjimą ir kad nebūtų šiaip sau. Nes dabar jaunimui išmiegotos pats kaip kavos atsigerti.
Mūsų laikais taip nebūdavo, mes elgdomės šiek tiek kitaip ir užtat mūsų požiūris yra truputėlį kitoks. Ir aš tai kalbu ir nebijau tai kalbėti, nes aš turiu pati 3 dukras ir man yra tos vertybės, ištikimybė, tas toksai supratimas to santykio yra labai labai svarbus tarp 2 žmonių, kad būtų balansas ir nebijotų kalbėti. Bet kokia tema nebijotų kalbėti, nes tu esi mano antroji pusė. Ir aš noriu dalintis, aš noriu savo jausmą tau papasakoti ir kai tu papasakoji, tu gauni, žinote, tą feedbacką, kad jo, pažiūrėk, o man šitas patinka, o kodėl mes negalim taip? Nebijoti apie tai kalbėti, tai nėra tabu, nes dabar didžioji dalis moterų, žinokite, po 40, sako, ai, žinote, mano raumenys suglebia, aš nieko nejaučiu, man skauda, man sausa. Taip, o iš ko ir atsiras tas drėgnumas, jeigu nepulsuoja, jinai pusiau tokia, žinote, negyva, kaip jūs sako. Jo, tai su jaunimu mes turbūt ir nenagrinėsime jų temų, pas juos dar viena problema, man atrodo, kad jie labai vėlai ateina į lytiškumą kaip po tokį, čia irgi mes turime labai daug visokiausių socialinių reiškinių, tikrai mes čia daug turim problemų, bet dabar aš norėčiau dar Giedrės paklausti, tai kas atsitinka vis dėlto ta moteriai, kada atsiranda ta 50 metų menopauzė, ar ne, ir kaip jai čia padėti, kaip su tais visais sausumais, daugiau apie tokį fiziologinį. Man labai gražu girdėti visus tos energetinius reikalus, bet čia toks didžiulis darbas. Mes taip turime garsiai ir kasdien šnekėti apie tą seksualumą, nes mūsų karta, jau jūs man atleiskit, damos, bet aš nematau tokių dažnų scenarijų, kad vyras su moterim atsisėstų ir gražiai pasišnekėtų apie seksualinius poreikius. Nežinau, aš negirdžiu tokių istorijų, bet gal aš labai norėčiau, damos, kurios mane šiandieną girdite ar ne mūsų viešnės klausotės, pasidalinkite tom nuostabiom istorijom apie seksą ir apie savo vyrus seksualius. Nu gerai, grįžtame. Čia turbūt vyrai turėtų šitą laidą klausyti. Taip. Gal jie pasidalintų, ką jie šnekasi su savo moteriškėm. Nėra vien tik moters dalykai. Aš dar prieš atsakant į klausimą labai noriu pareflektuoti kolegės kelias temas apie dubenį. Labai smagu, kad dubeniui skiriamas dėmesys, nes tikrai buvo nepelnytai pamirštas arba neatrastas. Kaip toks pavyzdys, kada, tarkim, šuniukas gerai jaučiasi, tai jo uodegytė yra pakelta į viršų. Tai rodo, kad jis yra atsipalaidavęs, linksmas, dubuo atsipalaidavęs. Kai šuniukas įsitempia ir yra piktas, uodegytė žemyn, dubuo įsitempęs. Tas pats vyksta pas mus. Mes komunikuojam sociume ir pasaulyje ne tik žodžiais, bet ir kūnu. Ir šiame tokiam moderniam pasaulyje labai esam sėslus. Ir mūsų dubuo labai užspausta kraujotaka, o dar pridėkime ir visus, amžėjimo dalykus, ar ne? Todėl labai smagu, kad tai yra specialistų, kurie dirba ir žmonės, kad į tai patys atkreipia dėmesį, kaip pacientai, būdami ir klientai. Kitas dalykas, kodėl dubuo moterim, be abejo, nenuvertinant nei vyrų, nei moterų, moterim šiandien yra ta tema skirta, labai svarbu, todėl kad mokslinių požiūrių naujausių, makštis nėra seksualiausias moters organas. Mes per daug kaip žmonija nuėjom į tą organocentrinę teoriją, tai yra varpa, makštis ir čia viskas baigėsi. Makštis tai yra kelias pakliūti DNR į moters kūną, kad atsirastų nauja gyvybė ir iš moters kūno išeiti. Tai moters kūnas turi kitų daug seksualesnių erogeninių vietų, zonų ir organų. Vienas iš jų yra klitoris. Savo dydžiu jisai prilygsta vyro varpai. Tik tai jis yra giliai dubenyje. Taip. Identiškai ten gal 1-2 centimetras skiriasi, bet visi ir net akytkūniai, tai yra varpos dalys sudedamosios, patikslinukas yra akytkūniai. Moteris turi lygiai tą patį turi moteris savo klitoriuje. Tik viskas paslėpta giliai dubenyje. Ir tik mažutė dalelytė, yra klitorio galvutė, yra išorėje. Evoliucija turbūt čia saugodama moterį taip sukūrė, kad gyvybės nešiotoja, kad jinai, nesužalota būtų ir taip žiūrint, evoliuciškai žiūrint, ar ne? Tai iš esmės turime atrasti ir naujas erogeninės zonas, organus ir dubuo, jeigu jisai atrofuojasi, užspaustas, su juo nedirbama, tai klitoris tampa nebegyvybingus ir su metais ir dėl hormonų sumažėjimo jisai
nebėra toks jautrus, jisai perauga fibroziniu audiniu, o tai yra, ko gero, moters kūne pats jautriausias organas. Taip. Tai dubuo, yra be galo svarbus. Taip, dubuo ir jame glūdintis moters lytiniai organai ir vienas iš jų yra klitoris, nes jisai yra pats seksualiausias. Na gerai, apie klitorį aš, dar šiek tiek turiu supratimo, bet apie dubenį, kad jisai tiek yra stipriai įtakoja visą seksualinį gyvenimą, nes ir pati lankau treniruotės dubens, bet žinot, kaip čia yra irgi tos treniruotės daugiau toks besilaukiančiams, kad joms lengviau pagimdyti, ar ne, arba jau to menopauzininkėm, nes jos ten turi visokiausių strienų ir aš niekada nepagalvojau, kad tos treniruotės gali būti apie seksualumą. Ir iš vis aš galvoju, koks mano suvokimas tada apie tą seksualumą. Vėl iš tos pačios temos. Atrodo, mes viską žinom, bet mes nieko nežinom. Vėl nuo nulio turim pradėti. Ir staiga, labą dieną, štai tokia informacija šiandieną. Bet jūs, damas, įsivaizduojat, mes turėtume laidų ciklą daryti apie seksualinius žingsnius ir edukuoti visą visuomenę, nes jeigu aš nežinau, tai tikrai tokių kaip aš N+K bus. Taip, to, kad nekalba apie tai ir mums buvo įskiepita, kad tai negražu apie tai kalbėti ir, žinokite, pakankamai yra drastiškas žingsnis pačios manęs atveju apie tai kalbėti, rodyti ir pasakoti. Tai, žinote, taip, tokiom akim pažiūri mane ir taip nusisuka, toks aš kaip antgamtiškas, nors dabar, pavyzdžiui, ateina, sakau, žiūrėkit, mergaitės yra slaidai, pasidedam po keliukais, pradedam po biškį plėsti, įjungiam dubenį, nes jom net neina to dubens taip sukti, nes jis yra tiek uždarytas, užspaustas, kad paprasčiausiai, sakau, įsivaizduokite, tai yra indas, jame yra vanduo, tai indas yra mūsų dubuo, o jame yra vanduo, visas mūsų organai, ne? Ir pabandykime mes jį pasiūbuoti, joms neišeina. Ar jūs suprantate, kokią mes seksualinę kokybę turėtume šnekėti, ar ne, jeigu viskas tenais užspausta. Koks ten malonumas. Taip, ir supraskit, kad jinai pajutintų dubenį, jinai turi pirmą įjungti smegenis. Tuos, kur šnekėjote tenais tas. Tai, ta prasme, viskas ateina nuo čia, eina per visą kūną pajautimą ir kai jinai pradeda kartu su kvėpavimu judėti, ten atsiranda tokia šiluma, sako, man visas pilvas dega. Taip, nes ten yra kosminė energija. Jūs įsivaizduojat, kaip palengvėtų gyvenimas moterim, jeigu jos tiesiog sąmoningai rinktųsi tokias treniruotės, ar ne, arba darytų tos, namuose tai mums, mes patingim ir tos kegelius, žinome, kad gal stovėdama stotelėje galima kažką tai pamakaluoti, bet treniruotis, įsivaizduojat, tai čia yra iš karto visai kita pozicija, nes aš darau ir dar mano kolegė, ir mes tada gal galima padiskutuoti ir iš to gimsta bendruomenė, vėl apie tą patį bendruomeniškumą. Taip, ir tada atsiranda tas kalbamas apie moterišką tą libido, tada jinai tą diskusiją gali parsinešti į namus. Tada jinai tą diskusiją visai nežymiai įveda su savo partneriu, ta diskusija persikelia į draugų kompaniją. Ir suprantat, kai toksai labai švelnus įėjimas, balansas, tave užliuliuoja, tau įdomu, tau niekas negrūda, tau niekas neperša, tu neprivalai, bet atsiranda, žinote, noriu sužinoti, taip, noriu. Ir kai tu pasakai, žinai, vyru, važiuok, čia man labai patinka. Jis sako, jo, geras, aš žinau, kas yra, kai čia jau, ta prasme, nebijoti kalbėtis, tai neturi būti 1, 2, labą dieną ir baigiam. Tai turi būti žaidimas, tai toks, kaip pasakau, reikia šito mokintis. Tam ir esame moteris, kad turim uždegti, įliuliuoti. O jeigu mes įliuliuojam, jų vyras visą laiką pasiduos. Taip, Rasa, bet ką jūs turėtumėte daryti labai garsiai? Jūs ir darote, bet žinote, turbūt per mažai. Ne, aš žinokit, jūs palaikau, motyvuoju ir aš matau, kad ne man vienai ta žinutė bus aktuali, nes aš skaitau įvairiausiose platformose. Tai mes dar šnekam dabar šiuo metu apie santykius. Gerasis variantas turim vyrą šalia. Bet dabar pakalbėkim su ta vargšė moteriškė, kurią paliko ten vyras, menopauzėje, jai amžėjimas ir ką tada jai daryti. Aš jums tokį pavyzdį duosiu vienos klientės. Ir labai bus įdomu gydytojos nuomonė. Jinai pragyveno 20 metų santuokoje su vyru, turi nuostabią dukrytę,
Bet gavosi taip, kad po 10 metų santykiai pradėjo, reiškia, truputėlį siūbuoti ir jie nusprendė, kad dėl dukrytės turi būti kartu, bet kaip jau ten ta pora bus, kaip gausis, taip gausis. Ir jinai atėjus, nes pas mane irgi sportuoja viena gydytoja, atėjus su gydytoja diskutuoja, reiškia, ir paskui man pasipasako ir sako, žinote, aš paskutinius 20 metų nejaučiu jokio malonumo ir orgazmo. Būna karts nuo karto ir aš nusprendžiau, kad aš noriu geriau būti viena ir taip gavosi, kad jie gražiai įsiskyrė, viskas tvarkoja. Po 5 metų visai nebuvo jokio sekso. Po 5 metų jinai suranda žmogų, kuris yra tikrai jos antra puselė. Jie 45 metai. Sako, jūs nepatikėsit, aš niekados neturėjau tokio sekso, aš neturėjau tokio ryšio. Ir aš pirmas tik supratau, kas yra tikras orgazmas. Čia sako, ne, žinokit, va taip kalbu, šiurpas, sako, jūs neįsivaizduojat, Rasa, kaip kas tai gera. Na ir Rasa gal įsivaizduoja. Ir suprantat, ir va tada tu supranti, kaip moteris gali tai suprasti, o įsivaizduokit, 20 metų nesupranta. Neturėjo to. Nesuprato, kas tas yra. Ir va ką aš noriu pasakyti, va čia, kas veikia, juk čia ne raumenys, čiagi veikia galva, kad viskas atėjo, viskas užblokuota, todėl kad santykis buvo realiai toksinis. Ir jinai negalėjo atsipalaiduoti, jinai negalėjo išlaisvinti tos vidinės energijos, kur tūno pas ją. Atėjo tinkamas žmogus, nesvarbu kokiu laiku, bet jinai atgyjo, jinai gyvena, jinai nuostabiai jaučiasi ir jinai pražydo kaip moteris. Ar jūs suprantat? Tai vat ką aš noriu pasakyti, kad, mes neturime aukotis, mes neturim, aišku, ir nieko draskyti, bet mes turime pasistengti to vidinių žavesių, judesių, disciplina, mityba, priežiūra ne tik veidui, bet visam kūnui, ar ne? Įprasti, kad tai yra kaip tėvė mūsų, ką aš turiu padaryti. Ir pratimai tie yra. Užima 15 minučių per dieną, maks 2 kartus po 15 minučių, bet mes kamštėje sėdim pusę valandos. Mes galim 2 kartus padaryti tuos pratimus ir mes būsim laimingos, mes būsim šiltos, mes būsim spindinčios, mes būsim degančios. Tai yra kas? Darbas ties savimi. Niekas mums nieko, aš nuėjus pas gydytoją nepaprašysiu tabletės, man bus simptomatika duota tam kartui, aš pajausiu drėgmę, bet daugiau nieko man neįspręs, ta žvakutė, suprantat? Kol aš nesusitvarkysiu su savo galva ir nesusitvarkysiu su savo disciplina, kuom aš noriu būti. Ir kaip aš tokį duosiu paprastą pavyzdį, vad gydyto gal man paantrins, kad mes gimstam visi daugmaž vienodo svorio. Būna normaliu, bet suprantu jo. Gyvenam gyvenimą ir kuo mes patampam, kaip mes atrodom ir kuo mes esam, tai yra pats savęs kūrimas ir kokiu tu nori save matyti ir kaip tu nori jaustis. Ir kaip dabar kalbama ilgamžiškumas, mes gyvensim 100 metų. Kiek duota mums pagal mūsų dievulio skalę, kaip sakau, išgyventi, tiek. Tik tai mes galime pojūtį turėti. Ar mes norime gyventi kaip daržovė po 70? Ar mes norim iki 90? Ar mes norim nuo 70 iki 90 gyventi gerai, judėti, šypsotis, jausti, dalyvauti, atlikti kažkokius gerus darbus, o nebūti tos rūgusių dėdukų ar močiute ir sėdėti ir sakyti, visi blogi, man niekas nieko nedavė, aš viską turiu pats pasidaryti, kodėl taip yra? Ne. Tai vat koks tu pats save sukursi, toks ir būsi. Tai tuos man iš karto pratimus sakote, ką čia ir dabar moteris pamokiname, kaip jom elgtis ir kada iš tikrųjų būna jau, po kiek laiko jau gali tą rezultatą apturėti. Pratimai yra labai paprasti. Aš kaip visą laiką sakau, pradedam, galima atsisėdus tai daryti, tai aš visą laiką, darom, va čia atsisėdam. Visos gydytoja. Ant kraščiuko. Vyrai pabėgšianais. Ant kraščiuko. Rankas pasidėkim ant keliukų, pasistengim, kad nugarytė būtų tiesi, pilvukas įtrauktas ir dabar įsivaizduokite savo makštį.
Įsivaizduokite. Gerai, vaizduotė pas mane. Tai va, aš manau, kad tikrai su vaizduotė viskas tvarkoja. Taip. Ir dabar įsivaizduokite, kad su ta makštima, tai va, taip, pukš, turim suspausti kamuoliuką. Suspaudam, paleidžiam. Suspaudžiam, paleidam. Suspaudžiam, paleidam. Op. Viskas? Jo, ir dabar žiūrėkite, dar įjungiam kvėpavimą. O Dieve, čia to jau seksą užsimanyti. Tai va, toliau. Aha, bet veikia. Veikia. Dabar po 30 sekundžių padarykite 20 tokių. Ir su manim mano tempu. Dirbam, du bent jau. Aš darau kažką. Dieve, čia jau prakaitas to išmuša. Paraudo žandai. Iš karto cirkuliuoja visas kraujukas susiaktyvino, ne? Aktyvina visą medžiagų apykaitą, energiją, viskas pradeda virti, viskas pradeda vykti. Tada išlipam iš automobilio, įėjom, įjungiam ir vėl op. Taip, tada pasunkinam. Op. Nu jau šitaip, jeigu prie parduotuvės. Ir namuose atsigulus viską tą patį darom. Ir būtinai yra dar atsigulus kojų, ar ne? Aš galiu parodyti, jeigu jums, ta prasme, man nieko tokio, tai va čia atsigulus yra dubens, ar ne, pratimai. Ir tada yra labai svarbu, yra kiaušidėm duoti kuo daugiau degonės. Ar ne? Ai, tai čia neįs. Taip, šitas. Ir yra lygiai taip pat valytuvai, kur į vieną pusę ir į kitą su kvėpavimu. Lygiai taip pat atliekami. Tai va, paprasti pratimukai. Ir kiek laiko dabar kiekvieną dieną reikėtų skirti, ar ne? Kiekvieną dieną apie 15 minučių. Mergaitės, duodate savo, pavyzdžiui, užduoti kiekvieną dieną, mėnesį laiko, tokius pasižadėjimus galima viešus daryti ir tada tau kelio nėra atgal. Taip, ir pavyzdžiui, kai ant žemės darote, jau padarėte, pavyzdžiui, ten 2-3 savaitės, uždėjome svariuką. Pukšt. Plius. Paskui jau viskas. Paskui galima į makštį galima dėti rutuliukus. Yra specialūs. Juos vaikštai ir laikai. Viskas, žinokit, Rasa, jūs čia visko neišduokit, nes mes, žinokit, antrą turėsime laidą daryti apie šitus jau visus paeiliui, ką turėtume daryti. Tai va čia yra fantastinis dalykas. Nu, va pasakykite. Dabar jau bandau pas gydytoją sugrįžti. Visiškai pritariu. Ko gero, jeigu pas seksualinės medicinos gydytojo kabinete, tai žmonės eina tiesiai prie nusiskundimų, nėra ten apie kažką kitą, iš karto apie seksualinę funkciją. Tai visgi mano rekomendacijos, tęsiant jūsų mintį apie jūsų klausimą, kad irgi yra pirminiai punktai: gyvensena, judesys, mityba, darbas, poilsis ir miegas. Tai yra šitie dalykai, kurie net ir mano kabinete, kur kalbam apie orgazmus ar sujaudinimus, jie yra baziniai ir jų nesudėliojus tvarkingai į kitą etapą net negalim pereiti. Tai yra apie nuoseklumą ir apie įpročio kūrimą. Tai jeigu keičia žmogus įprotį, turi tiek motyvacijos, vadinasi, kitas etapas dirbti su savimi seksualinės sveikatos link irgi bus kokybiškas. Ir dar sugrįšiu dar kartelį apsukus tą ratą apie tą mano vienišą moterį, kurią visą laiką norisi apkabinti, kuri liko viena ir kaip jai, tarkim, gerai, jinai negalės atsivesti partnerio ir kalbėti apie seksualinį savo kažkokį gyvenimą, ar ne? Jinai liko viena, jinai išsausėjo, vienas iš simptomų, ar ne, ir taip toliau. Ir psichologiškai yra paveikta, nuo ko jai pradėti? Na, turbūt, jeigu turim tokią moterį, pirmiausiai įvertinti, ar jau jinai susitaikė su savo šitą gyvenimo kelionę, vienatvę, ar išgėdėjo gedulą ir priema savo egzistenciją, kokia yra. Jeigu jinai vis dar yra įstrigusi neigime, depresijoje ar įvairiose kitose gynybose, tai mes ką be patarsim, jinai negirdės. O aš noriu pasitikti, labai atsiprašau, pertraukiu, noriu pasitikti gedulas, kiek jisai gali užtrukti. Čia mes šnekam apie menopauzės gedulą, atsisveikinimą su reprodukcija, ne? Mes apie tą gedulą šnekam. Bet jeigu kalbėt apie jūsų konkrečią moterį, tai jai dar prisideda menopauzės gedulas, bet gedulas dėl nutrūkusių santykių ir vienatvės.
Čia turbūt apie šitą, ar jinai dar turi pykčio savyje, ar jinai sunkiai praėjo tą kelionę, kada liko viena, vat koks jos santykis yra su išėjusiu partneriu, su partneriu, kuris paliko arba jinai jį paliko. Tai yra, negalime amputuoti pačios psichologijos. Kas atsitiko jos gyvenimo kelioniai, kad, na, tas santykis nebesitėsi. Ar ten buvo toksiški santykiai, ar ten buvo, vat, kaip sakote, ant motociklo žmogus atsisėdo ir išvyko. Visgi šitas momentas yra be galo svarbus. Tai ko gero šitai moteriai rekomenduočiau pradėti nuo, na, psichoterapinių intervencijų. Tai yra, vat, pažiūrėti, kiek man dar skauda. Nes jeigu dar skauda, mes nieko nepatarsim, kaipgi jai pagerinti tą seksualumą, nes jis sakys, man nesvarbu. Bet jeigu šitą yra pradirbusi, paleidusi buvusius santykius, yra pasiryžusi smalsauti, turi tam energijos, jei gyvenimas jau yra įdomus, tada galima labai daug ką patarti ir padėti. Nuo integravimos į bendruomenės, tokių pačių moterų, kurios domisi savimi, savo kūnu, nori kažką naujo atrasti, iki fizinio aktyvumo, kuris orientuotas vėlgi į kūno ir raumenų auginimą, kad masę turėti, nes pamažu nykstam žėjant, bei orientacinius sportus, kad tas neuroplastiškumas judant kurtųsi ar ne, iki to, kad galima ir medicininių priemonių, tokių kaip tie patys hormonai, pakaitinė hormonų terapija, tiek vietiškai, tai yra makšties srityje, tiek vartojant sistemiškai, tai yra per odą arba geriant. Na, mes šiai dieną akcentuojame estrogeną ir progesteroną, bet vis pamirštam testosteroną, kuris moters organizme, jo yra 5 kart daugiau negu vyro organizme, nes iš jo konvertuojasi vėliau estrogenas riebalinėme audinyje. Mūsų kūne riebalinė ląstelė tai yra atskira endokrininė liauka. Atskiras fabrikėlis, kur testosteronas paverčiamas estrogenais. Testosterono mažėjimas moters organizme taip pat vyksta, tik jis vyksta ne dėl menopauzės, bet nuo 20 metų jis reguliariai ir nuosekliai mažėja, bet ne taip drastiškai, kaip perimenopauzės ar menopauzės periode, kada per pusę krenta. Kitaip tariant, tiek vyrų, tiek moterų testosteronai mažėja, bet nuosekliai tai yra susijęs su amžėjimu pas moterį, ar ne? Tai kitaip tariant, testosteronas irgi be galo svarbus lytiniai funkcijai, tam pačiam libido, tiem patiem raumenims, jungiamiesiems audiniams, drėgmei ir taip toliau. Tai yra, visi hormonai yra be galo reikalingi, tai yra jų normalus, sveikas fiziologinis santykis, ar ne? Tai ko gero, čia jau gydytojas ginekologas, kuris specializuojasi hormono terapijoje, galėtų šitai moteriai sudėlioti teisingą trūkstamų hormonų santykį lytinių. Ir ko gero, per gyvenimo smalsavimą, jeigu moteris turi intenciją, kad jinai nenori būti vieniša, kad jinai nori susirasti partnerį ar partnerę, ar ne, tai, na, tik tai paskatinti, ieškotis to ryšio. Kitas dalykas - autoerotinis elgesys. Tai yra masturbacija. Taip. Mokomės naujų frazių. Taip. Autoerotinis elgesys. Labai senas erotinis elgesys. Labai senas terminas, kuris siekia... Masturbacija aš tikrai žinau, kas yra, bet kad tai yra... 1800. Grįšiu namo ir čia visai... Taip, autoerotiškai pabūsite. Autoerotinį. Taip, tai šito nereiktų pamiršti, ar ne? Ta pati masturbacija, tie patys, na, fantazijų skatinimai, ar vėlgi na, labai jautri tema apie pornografiją, ar ne, kur, kaip jūs sakėt, gali labai iššaukti kažkokį atsaką visuomenės. Na, pačios pornografijos nedemonizuojant, bet turbūt pasiemant tai, kur jinai gali pasitarnauti sveikatai, ar ne? Čia jau nekalbu apie tą ribą, kur jau yra priklausomybės ir, na, visi kiti kraštutinumai, kur jau yra gydytini, ar ne? Tai tiek fantazijų skatinimas, tiek pornografinės ar erotinės medžiagos panaudojimas, savistimulacija arba šitam autoerotiniam elgesiu ar ne masturbacijai. Tai yra validizuoti, kad tai yra normalu, sveika, rekomenduotina. Vėlgi, kaip moteriai vertybiškai yra priimtini atsitiktiniai santykiai. Nuotykis. Gal apie tai verta su ja padiskutuoti? Taip, ar gedėti gedulą iki pat pabaigos, kad nepasisekė santykiai, ar smalsauti, tyrinėti ir pasiduoti nuotykių. Bet čia labai svarbu, na, išgirsti moters vertybinius momentus. Pozicija. Taip, nes jeigu duosi tokią rekomendaciją, na, be abejo, kad pasipriešins ir nu, vertybiškai kažkam nebus priimtina, o kitiems sakys, va, nepagalvojau, ne? Tai yra, čia būtų tokios rekomendacijos.
Man sakau, man vienos laidos tikrai to neužtenka, bet dabar žiūrėkit, o kas turėtų inicijuoti tą, tiesiog, nežinau, pokalbį. Aš tai girdžiu labai vieną gražią žinutę, kad tam jau reikia ruoštis ne vienai tai moteriai, o poroje, nes tik taip vyksta, ar ne, seksualiniai santykiai. Ir kad tai turėtų būti jau pasiruošimas, ne jau kada tenais paskutinis momentas, tarkim, ar ne, prieš skyrybas, ar ne, o jau žymiai anksčiau, kad tie būtų lūkesčiai kažkaip tai jie būtų realizuoti, arba bent jau įsikalbėjimas kažkoks tai būtų. Ir kaip jūs įsivaizduojate, poroj, kas turėtų inicijuoti, kas tos imtis iniciatyvos ir kaip turėtų vykti idealioje. Turbūt gydytoja gal pasakys, kad dažniausiai visą laiką, šiaip vyrams trūksta sekso. Jie taip pozicionuoja, kad jiems visą laiką jis yra trūkumas, jo moteris visą laiką, nenori, visą laiką... O jai galvas skauda, o jisai visą laiką nori, bet... Paimkime iš kitos pusės, jisai taip išreiškia tą norą, bet gal tam jo, aš suprantu, kad ne visom moterim gal taip išeina suprasti, bet gal tam toj žinutėje yra iš tikrųjų ne pats santykis, o pats prisilietimas ir šiluma. Ir iš jo išeina... Neturi kito žodžio, žodyno nežino. Jisai nori, aš noriu sekso, bet gal jam sekso metu kas vyksta? Vyksta prisilietimas, vyksta glamonės, vyksta apkabinimai, o apkabinimas kas yra? Tai yra labai artima, tai ką man primena mama, ten tėti. Ir mes tą šilumą sukuriam santykyje, kurio laiku bėgant pakeičia mamą tėtį į artimą žmogų. Tada iš tų dviejų žmonių santykio gimsta mūsų vaikai, ar ne, mes moteris turime vaikus ir kitos moteris nueina labai į tą vaikų priežiūrą, pasineria, atiduoda gyvenimo vaikam, vyras lieka antram plane ir ten po kažkiek tai laiko vyksta, jau toks chaosas, kad nebesusitaria. Bet jeigu mes, išgirstam, kad reikia to santykio, gal jam reikia to šilumos ir pačio santykio nereikia. Kaip jau ten mes įvilksim paskui, eigoje pasimatys. Tai aš noriu, kad moteris išgirstų kitą kartą, kad jos nebūtų mamos, o būtų moterim. Ir kai jos bus moterim, jos tada, turi tą tokią subtilę moteris, turi tą tokią subtilę labai, kaip sakau, pajutimą, kad jinai labai gali moduliuoti vyrą. Vyrai tokie yra... biškai kitokie, jie paprastesni, mes moteris esame šiek tiek tokios, gudresnės, mes galime pagal žaidimo formą labai daug dalykų pasidaryti ir nekeliant jokių kažkokių tai didelių ovacijų, chaosų ar ten kažkokių tai nesutarimų. Tai kodėl aš taip sakau, nes, jeigu tai man būtų papasako ir su manim pasidalinę, kai man būtų 25 metai, aš labai padėkočiau ir sakyčiau, ačiū labai už tas pamokas, nes niekas jų nėra niekur paprasčiausiai. Tu jas įgauni per gyvenimą, per patirtį ir aš manyčiau, kad šiai dienai jų labai reikia ir būtų mažiau skyrybų, būtų turbūt daugiau santokų, nes dabar yra daugiau skyrybų negu santokų ir apie tai reikia labai garsiai kalbėti ir nebijoti apie tai kalbėti. Aš norėčiau paantrinti ir būtent apie tą seksą, ar ne, kaip po tokį mes linkę jį nutilėti arba tiesiog net nemokame kalbėti, ar ne, nemokam šitos kalbos ir reikia mokyti ir man tai iš tikrųjų šiandieną labai daug tokių naujų ir informacijos naujos ir įsireiškimų išgirdau, tai labai ačiū Jums. Bet dar vieną prisiminiau tokį dalyką būtent apie tos seksualinius dalykus, ar ne, moteris visokiausiose socialinėse medijose šneka apie tai, kad jos, tarkim, nenori to sekso turėti, ar ne, arba jų kritės, būtent vėlgi mes sugrįšime prie tos menopauzinės moters, ar ne, ir jos sako, kad jos nenori, tiesiog darbą dirba. Jos nenori to, kad joms skauda, suprantat? Jos nenori, joms skauda. Ir kai mums skauda, mes dažniausiai linkę atsisakyti, kas mumis skaudintų. Bet mums reikia atrasti priežastį, kodėl mums skauda. O priežastis, kaip ir gydytoja labai aiškiai paaiškino, ką mes turim pasidaryti. Mes ten turim, kaip sakau, tokių 5 žingsnių techniką, kurią mes, jeigu darome kasdien,
mums viskas susitvarko. Tik tai reikia daryti kasdien, kaip ir valgome kasdien, kaip einam į tualetą ryte vakare, tai va čia yra fiziologija, nuo kurios mes negalim pabėgti. Taip, mes turime tą senėjimo procesą, bet mes jį turime mitybą, papildais, priemonėm, disciplina, judesiu, mintimis. Mes mintimis galime užmušti žmogų. Tikrai taip, viskas čia dar nuo galvos. Mes šiaip iš principo sakau, kad apie seksą nekalbam. Ir aš prisimenu dar vieną tokį atvejį, dar prisiminiau dabar. Kažkada tai draugiai sakiau, žinai, jinai šneka apie sausėjimą, apie būtent skausmą besimylinti poroje ir staiga sako, žinai, sakau, taigi yra kremukas. Ir įsivaizduojate, mano amžiaus moteris, o tai palauk, o ką su tuo kremuku reikia daryti? Tai palauk, sakau, žiūrėk, veiduką mes ten visai primarmaliuojam kremukais, ar ne? Kūnai mes antiseliulitiniai, makalitiniai, ką tik tai nori. O va šita vieta, ar ne, mūsų vagina, tai yra kažkaip atskiriamas organas, su kuriuo nieko negalima daryti, liestis ir apskritai tenais nieko negalima daryti. Tai, jeigu klausimas kyla, protingai įsilavinusiai moteriai, kur dėti kremuką, tai įsivaizduojat, kokie mes esam stadijai. Gydytoja, dar turit porą žodžių mikrofonai, nes aštrų klausimai ir... Gal net ne porą, žinot. Tiesiog irgi entrinant pasakytus momentus apie porą, susikalbėjimą, ne veltui seksualinės sveikatos mokslė ir yra tokios savokos kaip seksualinis raštingumas ir seksualinis intelektas. Seksualinis raštingumas tai yra žinios, kurias įgauname ir tai būtų gerai, kad nuo mažų dienų jos atsirastų sveikos, normalios, be prasivardžiavimų, be mitų ir legendų aplink žmogaus egzistenciją. Labai atsiprašau, noriu paklausti, mokykloje vyksta seksualinis raštingumas? Kiek tenka girdėti vyksta, tik tai labai priklauso turbūt mokyklų vertybinė šis, kokius lektorius pasikviečia. Ar daugiau su religiniu kontekstu, ar daugiau su be jo ir taip toliau, bet vyksta. Tikrai yra. Mano dukra turėjo 12 metų dabar, jie turėjo, ten buvo atskirai mergaitėm, atskirai berniukam, ten reikėjo atsinešti pagalvėlę, pleduką ir ta prasme, ten tokioj aplinkoj, minkštoj, aiškinama, kalbama su vaikais, visa diena buvo ta paskirta, pamokų nebuvo. Tai mes tėveliai turėjom už tai atskirai susimokėti, bet buvo paklausta, ar mes norėtumėm. Tai aš manau, kad tai yra labai gerai, tik tai, kad tai yra lašelis toj visoj, sakykime, ką reikėtų daryti ir kaip tai reikėtų vaikam apie tai pasakoti ir ypač pasakoti paauglystėje, kai yra brendimas, kad būtų tos teisingos savokos tiek berniuko, tiek mergaitės ir pagarba. Ir tada, kai yra šitie dalykai, tada automatiškai labai viskas susidėlioja. Aš manau, tai kaip ir gydytojo, tas švietimas turi būti labai... Tai čia tikrai bus atskira tema ir aš manau, kad mes tikrai būtinai mūsų laidoje apie tai kalbėsim, nes labai plati, manau, kad tema, bet mes nutraukėme jūs gydytoją. Kad šituo raštingumo pagrindu tada kuriasi intelektas seksualinis, o tai jau yra tų žinių bazėje formuojam savo poreikių supratimą, tai yra kaip aš žinau, ką šiandien pusryčiausiu, taip aš žinau, koks mano intimumas šiandien bus arba jo nebus. Ir aš tą moku išsakyti, bet lygiai taip pat priimti ir kito partnerio ar partnerį šitas poreikius, ar ne, lygiai taip pat apsitarti, ar mes šiandien greitai pasimylėsim ar lėtai, ar mes šiandien su penetracija ar be penetracijos, ar šiandien tik tai masažas bus, ar ne? Tai turbūt kaip ir apie pusryčius apsitariam, ar vakarienę, ar ne? Penetracija tai yra varpos įvedimas į makštį. Taip, ar ne? Jo, ir pasikalbėti, taip, tai čia jau emocinis intelektas, taip. Ir apie ribas, būtinai ribų nustatymas, ar ne? Tai, kad jeigu partneris kviečia, tai kad gebėti pasakyti, ne, šiandien aš tam nepasiruošus, nesu nuotaika, lygiai taip pat ir vyrai gali nenorėti intimumo, ar ne? Tai šitas momentas. Visą laiką nori. Taip, negaliu ginčytis evoliuciškai tas testosteronas čia pridirbęs reikalų, kad jie, kuo daugiau norėtų, nes matot, labai įdomi evoliucija sudėliojo. Jeigu mūsų giminaičių primatų patelių ovuliacija labai turi daug ženklų, tai jos ten kažkas parausta, kažkas pabala, kažkaip jos ten duoda ženklą, kad kiaušinėlis jau pasiruošęs vaisintis. Tai homo sapiens, žmogaus
moteris niekaip neišduoda savo ovuliacijos. Todėl jeigu, atsiprašau už tokias savokas, patinas pasirinko patelę, tai jisai turi ją saugoti, kad kitas jo neapgautų. Taip, ir stengtis kuo daugiau, kuo dažniau mylėtis, kad apvaisinti pataikant jos ovuliaciją. Čia yra gamta ir evoliucija, ar ne? Tai čia tarsi tie skirtumai dar išlikę ir, juos tiesiog ne tai, kad blogiau ar geriau, bet priimti. Vyrai tokie, cis vyrai, cis moteris tokios, ar ne, kur tapatumas atitinka vyriškumo ir moteriškumo. Tai tiesiog mes esam tokie ir kad tai būtų vertybė, o ne skirtumas, kurio pagrindu mes galim labai pyktis. Ir pabaigiant tą mano išjautimą šiandien apie porą, yra nauja savoka – poros pauzė arba dviguba pauzė, couple pause arba double pause. Tai yra abu partneriai eina į amžėjimą ir abu turi hormonų pokyčius, sveikatos sutrikimus ir tai nėra vien tik moters iššūkis, bet tai yra jau poros dalykai. Ir ko gero apie tai kalbėti tu šiandien manęs nenori, nes tau menopauzė, nes tu manęs nemyli. Ne, man menopauzė, dėl to mano hormonai duoda tokius signalus ir tai nereiškia, kad aš tavęs nemyliu. Apie kalbėjimą ir susikalbėjimą poros ir sprendimo ieškojimas per porą. Jeigu ta pora žinoma yra, jeigu partneris ar partnerė sutinka tame būti. Moteris, žinot, ką dabar daryti reikia, nes, iš tikrųjų mes iš karto save nusibaudžiam, nes vėlgi iš tų bausmų skyrelio, ar ne, mes prisiemam visas nuodėmes ir viską, ką įmanoma. Todėl, kad jos, atsiprašau, kad jos, žinot, nuo pačio ryto jau prisigalvoja, jeigu, pavyzdžiui, vyras sako, oi, kad tu šiandien fainai, man atrodo, ryte, kad baigtų, kaip aš čia tau susivėlus, gražiai atrodo, tu juokauji, iš lovos ir greitai bėga ten tvarkytis. Bet čia jau jo buvo, žinot, toksai įėjimas. Paskui, sakykime, po kiek tai laiko jisai parašo, va šiandien gal vakare kokio tai pyragėlio suvalgom kartu. Ta prasme, va šitą žaidiminę formą. Ir jeigu tu supranti šituos žingsnius jo, tai jau yra žaidimas. Jisai tau parodo, kad tu jam įdomi, jis tavęs norėtų, tik tai tu, tu sakai, aš nevalgysiu to pyragėlio, nesustorėsiu. Taip. Tai jeigu nebūtinai valgyti tą visą pyragėlį. Galima pakabinti truputėlį su šaukšteliu, pasimėgauti, tegul jisai valgo tą pyragėlį. Ar ne? Aš pasimsiu kitą pyragėlį. Arba pyragėlių kūną ištepti. Taip, arba pyragėlių kūną ištepti vietoj sviesto. Tai va. O ne iš karto užkilina idėją ir viskas pasibaigia. Ir suprantat, gaunasi jam, taip, jisai liktai čia prabudo ir jis kažką tai norėtų faino pasakyti, jisai apšildo ją iki to vakaro. O jinai taip tam ir sako, viskas, aš čia turiu važiuoti, koks pyragėlis, aš važiuoju vaikų, man čia pilvas auga, aš čia nesportuoju, baigtų, apie kokį čia pyragėlius mes čia kalbam. Tu juokauji, tu čia tyčias, tu nori pasakyti, kad aš esu stora? Jo. Ir viskas, ir suprantat, ir va čia gaunasi toks disbalansas. O jeigu jisai ateis ir sakys, aš noriu šiandien tas. Tu iš viso kažkoks iškrypęs? Suprantat? Va čia toksai yra, kaip sakyti, tas toks pokalbis. Ne, kad sakytų, o, kaip fainai, čia ir dabar? Ir jisai sakytų, gal dar pravažiuojam iki namų. Tai suprantat, kaip tu tai paversi, ne? Negalima visai konstruoti. Tai va čia toksai paprastas žaidiminis procesas, kaip tu ir su vaikai žaidi, kaip tu ir valgyt darai, trūksta to avokado. Kažką kitą įdėsiu, bet to avokado bus gerai. Viskas, fantazija. Pamirštamas flirtas. Čia, sakau, visko mokintis reikia. Mums čia viskas turbūt ir įeitų į tą švietimą, seksualinį švietimą, visi tie parametrai, ir flirtas, ir kas yra vyras, kas moteris, kokie yra pratimai ir taip toliau. Tai mes apie tai suprantame, kad jo trūksta ir tikėkime, kad jo tikrai neužilgo. Jo atsiras daugiau. Mergaitės, aštrus klausimas, nes aš tikrai galėčiau su jumis dar 3 valandas kalbėtis. Žiūrovų turim klausimą ir klausimas skamba taip. Aš nebenoriu artumo, aš vengiu prisilietimų, bet tuo pačiu bijau prarasti savo santykius, kas su manim negerai. Daug ką jau mes užsiminėm, bet ką jai patartai moteriškiai? Iš gydytojos pusės tada aš pasakysiu savo. Pirmiausiai turbūt normalizuoti, kad čia nėra gerai ar blogai, kad tiesiog šiame etape yra taip, kaip yra. Jeigu tai menopauzė kaip etapas, tai turbūt validizuoti, tai yra normalizuoti, validizuoti, kas vyksta tos moters gyvenime, kad tai, kas vyksta, yra normalu, bet ieškoti kitokių prisitaikymų,
prie situacijos, tai yra ar kitokio sekso, ar kitokių, nežinau, gyvensenos pokyčių. Tai yra žiūrėti kitaip į šitą naują etapą. Prisitaikyti. Dar mažiukas klausimukas jums. Daug turite klientų? Na, tarkim, pas jūs ateina porų, ar... Menopauzė nėra labai dažnas nusiskundimas, mano klientų ar pacientų tarpe. Tai turbūt todėl, kad mūsų visuomeniai moteris priema, kad, čia viskas. Nežinau. Su žinomumu, šiek tiek su žinutės sklaida, dėka specialistų, kurie kalba ir taip toliau, jau jų daugėja, bet daugėja vėlgi ta tema, kad, karščio pilimas, prakaitavimas, bloga atmintis, rūkas galvoje, ką su tuo daryti. Intimumas, tik tai dar ten kelintą sesiją tampa svarbus. Neteina, sako, kad aš noriu, jisai nori sekso, aš galbūt nenoriu. Ne, čia eigoje tik tai. Pradžia apie tai, kad noriu mąstyti, noriu gerai jaustis, neprakaituoti. O aš sakysiu, kad atidžiai pažiūrite į veidrodį, sakot, nuo rytojaus aš pradedu keistis, pradedu judėti, žiūriu mitybą, pradedu vartoti papildus ne tik į vidų, bet ir į išorę, ar ne? Ir kas tai vyksta, aš turiu pamilti save. Kai tai vyksta, samprata keičiasi, požiūris keičiasi, tu pradedi spindėti, ten viskas užsikuria ir visas problemos sprendžiasi. Partneris šalia, viskas imu ir naudoju. O aš duodu pažadą, kad nuo šiandien mėnesį laiko darysiu Kegelio pratimus. Lauksiu storiukų. Viskas. Šią labai gerą tokią natą ir užbaigsime laidą. Damos, jums dovanos keliauja, tai pradėsiu nuo tokių intelektualių, kas mus daro protingesnėmis. Tai yra Baltos lankos knygos, Krūtys ir kiaušinėliai. Viskas, ką apie šiandieną kalbėjome. Tikiuosi, rasite dar naujos savo informacijos. Ačiū labai. Ir dar vieną labai simbolinę tokią dovanėlę iš Mijo. Tai yra štai tokios perlo apyrankės, kurios pažymi mano visas viešnes. Ir jūs norit, nenorit, tampate mūsų jau komandą, bendruomenę, išminties kleidėjomis, kurios dalinosi savo šiandien ir patarimais, ir išmintimi. Jūs jau esat mūsų chebra. Viskas. Tai dabar neškite su savo tą vidinę išmintimi, su drąsa, būtinai. Kalbėkite kuo daugiau, nes mums to labai ir labai reikia. O jūs, mielos pašnekovės, būtinai rašote, dalinatės, skleidžiate pasaulyje žinią apie tai, apie seksą. Dieve, mylėkitės ir būkite laimingos. Viskas. Mua.